Sveiki 11-okai, šiandieną pradedam naujesnę temą, tai tobuliavimo žymės ir parodysiu, kaip pradėti darbą ir tą užduotį, kokią mums čia reikėtų padaryti iš vadovėlio. Vadovėlis mes naudojam pasaulis kompiuterėje pirma dalis, 121 puslapį atsiversite, rasite informaciją apie tobuliavimo žymės, internete yra skaitmeninis variantas, na ir kaip įrankį pasiimti, kaip formatuoti kitus įrankius, susitvarkyti, liniuotės ir taip toliau. Ir jūs turit padaryti užduotis, kurios yra nurodytos 124, 125 puslapyje ir juos reikia padaryti. Na, tai pirmiausia, sužinokime, kaip čia liniuotę įsijungti. Tai yra du būdai liniuotės įsijungimo, tai čia 16 metų Wordą turiu, tai 10-uose, tai šio šone kampelyje yra toks jungiklis, mes jį jungtume ir atsirastų. O 16 metų tai yra du būdai, tai vienas galima per rodymą, paspausti rodymas ir įsijungti liniuotę. Galima čia ir tinklelį įsidėti, va, pažiūrėkite, kaip keičiasi viskas liniuotė. Va, matot, liniuotė įsijungė. Na, o kitas būdas būtų galima padaryti per parinktis, pasimti papildiniai, kokie yra, ar, sakykime, juostelės tinkinimas, va, ir paimti visos komandos ir pasirinkti čia liniuotę, irgi rastumėt liniuotę, tai aš jums parodysiu tą liniuotę, ir persikelti į langą. Čia galima įvairių įrankių susirasti, aišku, kiekvienais metais ar po kas 2 metai išleidžiama naujesnė versija Wordo, todėl ne viską galite sutalpinti, todėl jūs turite žinoti, kur galima kažką tai įmantresnio ir rasti. Tai L raidę tai surasiu. KLMNR. Kur mūsų, matau, tiek daug, tai ir po kol prabėga va. Tai mes matome jau L raidę, lygiuoti. Tai L raidės jau nemažai čia yra, lentelės, laukas ir liniuotė turėtų būti. Liniuotė. Na, va, liniuotė, va, čia įjungta rodo, bet jeigu, pavyzdžiui, nebūtų, tai va šitą bakstelsite, galima pridėti, naują skirtuką įdėti ir paspausti šitą mygtuką pridėti, neužmiršti, kad reikia patvirtinti, kad tai yra gerai. Na, kol šiuo atveju mes turime, tai mums ir kaip ir nereikia. Dabar, kada mes dirbame su tabuliatoriais, mums labai svarbu įsijungti įrankį rodyti viską, tai kad matytume, kokie žingsniai eina, kiek čia tarpų praleidžiame, visą kitą. Tai mes dabar galime įsijungti šitą dalyką ir pabandykime toliau susirasti mums reikalingą įrankį. Tai pagrindinis būtų pastraipa, paspaudžiam ant šito ženkliuko, va, matote, kur rodo, ir toliau tobuliacijos žymės, paspaudžiam tobuliacijos žymės. Nu, kaip šito įrankiu dirbti? Tai įrašom, sakykime, mums reikia 1 centimetro ėjimo, ne? Čia mes galime ar tai centre, ar tai dešinėje tą centimetro ėjimą padaryti. Na ir būtinai čia priskirti, kokiu vaizdu mums rodys tą reiškia žingsnį. Ar tai bus, sakykime, be linijos gali būti, ar bus daugtaškis, ar linija kažkokia bus. Na, mes uždėkime, kad daugtaškis ir būtinai nustatyti reikia paspausti. Jeigu kažkas nepavyko, galima valyti. Jeigu daug buvo surašyta, galima valyti viską. Paspaudžiam gerai ir paspaudžiam tab kairėje pusėje, tab klavišą, ten yra viršuje, prie netoli escape, arba A raidelės, arba Q, tiksliau sakant, ir čia paspaudžiam. Va, matom, 1 centimetro ėjimą, ne, žingsnį. Va. Taip galime kurti ir įvairius kitus žingsniukus. Mes visus čia pabandykime padaryti, kad galėtume, va, čia išvalysiu, valau, sakykime, 8 parašau, padedu kitokių variantų, gerai, ir spaudžiu tab. Va, jau kitas yra, matote, koks žingsnis yra. Toliau pažiūrime, kokie dar galimybės. Viską valome, rašome 15 cm,
ir ketvirtą variantą ir spaudžiam gerai. Na, matote, kokie vat yra. Na, kaip jūs šitą įsisavinsite, sužinosit, kaip tai daroma. Čia dar keisti galima tabuliatorių formas. Na, kai jau šitą įsisavinsit, tada belieka padaryti užduotis. Tos užduotis yra įvairios ir galite pasirinkti, kurie A lygio esate ir dar jums programavimas truputį, galite pasirinkti kai kurios užduotis, kurios, sakykime, būtų ar ketvirtą ar penktą, pavyzdžiui, galite rinktis ne abi dvi daryti, o vieną iš jų padaryti. Taip? Va. Na, o kitas reikėtų kaip ir padaryti, ypatingai A lygio. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų kartų.